Ko norėtum pasiekti savo gyvenime? Net neįsivaizduoji? Yra daug galimybių. Taip, išties pirmasis žingsnis nuo mokyklos ar koledžo iki darbo pasaulio yra sudėtingas. Tiesiog turi žinoti, kur ir kaip ieškoti, kad galėtum sėkmingai startuoti. Galbūt tu kaip Peter. Kokia jo istorija? Jam buvo 16, kai jis pradėjo ieškoti darbo savo šalyje. Jam labiausiai reikėjo informacijos, konsultacijų, profesinio rengimo galimybių ir galimybių susipažinti su darbdaviais. Privačios įdarbinimo agentūros ir viešosios užimtumo tarnybos VUT jam buvo tinkamas pasirinkimas. Iš tiesų, viešosios užimtumo tarnybos yra tikrai naudingos, jei ieškote pagalbos internetu, telefonu arba gyvai įstaigose. Nes jų tinklas sudaro daugiau nei 5000 biurų 31 Europos šalyje. Be to, jie taip pat turi Jures konsultantų komandą, kuri gali padėti, jei norite dirbti kitoje ES šalyje. Šiuo atveju tavo situacija panašiai Gabrielos, kuri būdama 18 nusprendė dirbti užsienyje. Tavo pirmojo Jures darbo programa jai itin tiko, nes šia programa siekiama padėti jauniems žmonėms susirasti darbą kitoje Europos šalyje. Jie siekiama nustatyti tinkamiausius darbo ieškančius kandidatus į laisvas darbo vietas įmonėse kitose šalyse, padėti užpildyti paraiškas, konsultuoti pokalbio ir darbo klausimais ir taip toliau. Programa gali netgi finansuoti kelionę į pokalbį dėl darbo arba išvykimą dirbti į užsienį. O gal mintis apie vergavimą kažkam visą gyvenimą tau tiesiog nepriimtina? Tuomet tu kaip Sara, kuri jau būdama 17 metų, norėjo tapti verslininke ir jau turėjo keletą puikių savo verslo idėjų. Tačiau pirmiausia, prieš steigdama savo įmonę, ji norėjo įgyti tam tikrų įgūdžių ir darbo patirties dirbdama MVI, mažoje ir vidutinėje įmonėje. Sara rado keletą tikrai naudingų programų savo šalyje, kurios vykdomos ir Europos mastu. Šių programų pagrindų teikiama įvairi pagalba, įskaitant galimybę susipažinti su potencialiais darbdaviais bei gauti finansavimą, pavyzdžiui, mikrofinansavimą. Taigi, vėl kalbant apie tavo situaciją, ar sudomino šios gausios galimybės? Puiku! Europos darbo rinkai išties reikia tavo įgūdžių, idėjų ir energijos, nepriklausomai nuo tavo patirties ar kvalifikacijos. Taigi, ko lauki? Nedvejok ir ženk pirmąjį žingsnį savo ateities link. Tavo pirmasis darbas yra arčiau nei manai.